Sveiki, aš Norbertas. Esu Vilnius Tech aplinkos technologijų 4 kurso studentas. Ar žinote, kas yra žiedinė ekonomika, tvarumas, kaip pramonė, verslas ir mes visi galime prisidėti prie klimato kaitos valdymo? Apie visą tai ir dar daugiau papasakosime su savo kolegė Egle. Studijų metu mes mokomės analizuoti triukšmo taršą ir mažinti ją panaudojant senas padangas, pakuočių atliekas ar net elektros prietaisų kabelius. Mes analizuojame vandens ir oro taršą, mokomės prognozuoti ją modeliuojant, projektuoti oro valymo įrenginius. Aplinkos apsaugos inžinerijos studijų programa yra vienintelė visoje Lietuvoje, kurioje mes mokomės projektuoti vandens paruošimo ir nuotekų valymo įrenginius bei tinkamai pritaikyti technologijas, o tam mes naudojame naujausias projektavimo programas. Modernioje kvapų tyrimų laboratorijoje galime ne tik sumodeliuoti kvapo sklaidą, bet ir nustatyti jo intensyvumą. Pabaigę šią studijų programą galėsite dirbti ne tik ministerijose ir savivaldybėse, bet ir verslo, pramonės, energetikos, atliekų tvarkymo, konsultacinėse bei projektavimo įmonėse. Studijų metu žinias gilinti galėsite įvairiose užsienio universitetuose – Vokietijoje, Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje. Ten galima atlikti ir profesinę praktiką. Mes tikime, kad tau rūpi, kaip suvaldyti klimato kaitą, sumažinti atliekų kalnus, išsaugoti švarų vandenį. Tad junkis prie mūsų. Studijuoti aplinkos technologijų studijų programoje. Prisijunk prie Vilnius Tech universiteto ir tapk makeriu, ateities kūrėju.